Ir aš nežinau, kokius gal 4 ar 5 kartus prie manęs prieidavo žmonės ir parodydavo telefonę savo cholesterolį ir sakydavo, va, interpretuok, čia gerai ar blogai. O to pamačiau kitą giminaitę, kuri sėdėjo kitam stalo gale ir jos tą patį prašo. Jinai yra odontologė iš Kauno. Tiesiog pagalvojau, kad cholesterolio interpretavimas yra galbūt vienas iš dažniausių klausimų, kuriais į mus kreipiasi. Labai dažnai kreipiasi, sakykime, žmonės kaip ir to giminės susijimo metu buvo žmogus, yra kariškis, jam kad jį galėtų kooptuoti vėl į kapitoną ar majorą, labai aukštą laipsnį, jam reikia nubėgti kilometrą, užrašyti kardiogramą, pamatuoti kraujospūtį, nustatyti hemoglobiną ir nustatyti cholesterolį. Ir tik tada, jeigu viskas tvarkoja, skaitant ir cholesterolį, tada jau jam bus gerai. Todėl tokia dalis žmonių, kurie, sakykime, praeina galbūt įstaigos darbuotojų patikrinimą, arba galbūt, sakykime, kad ir kariuomenė ar mokykla yra tokia, kaip sakyčiau, pakankamai formali grupė, bet yra kiti labai motyvuoti ligoniai, kurie kreipiasi į mane, sako, nu, va, koks čia mano blogas cholesterolis, ką man daryti, aš geriu statinus, aš jų negersiu. Dažniausias klausimas yra, aš jų negersiu, ar man gers statinų? Aš tuomet atsakau, kad statinų skirimas yra ne mano prerogatyva. Jeigu jums neaišku, geriausia, galbūt kreipkitės, na, kad, sakykime, ir pas mano žmona, kuri yra bepagistas, nes statinų skirimas dažnai susijęs su aibe kitų priežasčių. Kraujospūdis, rūkymas, nutukimas, antro tipo diabetas. Vien iš rodiklio ir prisiskaičius internete daug labai neigiamų visokių faktų apie statinus, tu negali žmogui greitai pakomentuoti. Ir aš supratau, kad aš iš tikrųjų daugelį atvejų esu pakankamai bejėgis, nes kai dirbau privačioje firmoje, sakydavo, jeigu tu žmogui lifte per 10-15 sekundžių negali greitai ir puikiai paaiškinti klausimo, kuriuo jis į tave kreipiasi, tai tu esi bevertis kaip žmogus, kuris moka pasiūlyti arba žino produktą. Na, kai mane kreipiasi, sako, va, pas mane didelis cholesterolis, aš statinų negersiu. Aš sakau, koks cholesterolis? Nu, sakė, virš 6. Tai sakau, gal geriečio ten yra daug. Gal gerietis juk yra sudėtinė bendro cholesterolio dalis. Aš ne. Sakau, pažiūrėkit, pasakykit man, ai, ten kažkokie MTL, DTL. Žmonės paprastai nelinkę smulkintis, bet ko gero su jais kalbėtis reikia. Ir aš paprašiau Jūratės, na, tiesiog, kad man paprastą pavyzdį pamestų. Pirmą pasitaikiusią rezose, gal lavė kitą skaidruolę būtų galima. Aha, gal kitą skaidruolę čia. Aha. Va čia ta skaidruolė, tiesiog mes paėmėm kažkokią lipidogramą, moteris 36 metų, gal norma rodo, kad ir cholesterolis, ir aukštokas, kad geriečio, didelio tankio mažokai. Viena moteris man nuolatos tvirtindavo, kad pas ją geriečio yra virš 4, virš 5, aš manau, kad jį supainiojo tuos. Iš tikrųjų, greičiausiai jinai turėjo omeny blogėti ir mažo tankio cholesterolio. Čia, aišku, yra ta situacija, kad, kaip mes esam irgi šnekėję ne kartą, kad blogėtis cholesterolis arba mažo tankio cholesterolis yra apskaičiuojamas matematiniu formulės pagrindu. Na, tai yra iš bendro atimamas gerietis ir dar atimamas trigliceridai maždaug iš 2 padalinti, iš 2,2 padalinti. Ir matyti, kad šioje lipidogramoje kaip tik taip ir yra. Gal kitą skaidruolę. Ir
visuomenė yra visai teisinga, gera ir puikia nuomonė, kad kuo mažiau cholesterolio, tuo yra geriau. Man labai patiko Norvegijoje esanti tradicija, kad toks vyksta netgi visuomeninis judėjimas. Žmonėms padarykime, kad būtų mažiau kaip 5. JAV yra panašus judėjimas sveika visuomenė 2020, ten tas klausimas yra mažiau kaip 200, nes pas juos miligramais decilitre matuojama. Ir aišku, statinų klinikiniai tyrimai tai gana neblogai iliustruoja, nes žmonėms skiriant statinus, kardiovaskulinių ligų rizika mažėja, tačiau reikia pastebėti, kad labai tiksliai yra įrodyta tik statinais gydant žmonės, kuriems jau vieną kartą buvo infarktas, sakykime, įdėtas stentas. To reinfarkto arba antrojo infarkto atveju jie iš tikrųjų parodo labai tokius neblogus rezultatus. Kita skaidruolė. Bet štai aš čia tiesiog 22 metų publikacijoje aptikau tokį labai įdomų faktą, vadinamą U cholesterolio kreivę, U pavidalą. Ir mane, tiesą sakant, sukrėtė šitie rezultatai, jeigu tai būtų, sakykime, menko respektabilumo žurnale arba maža statistika, aš kažkaip ignoruočiau tą, bet neįtikėtinai apie berods 12 milijonų žmonių buvo sekami 12 metų. Čia viršui, kur Scientific Report, visi galit pasikelt šį straipsnį, jis yra nemokamai, tiesiog įvedat pirmus 5 žodžius į Google ir jis jums yra išmetamas. Ir aišku, čia bus straipsnį atsivertus, viskas yra miligramas decilitre, kaip įprasta ir Korejoje, ir Amerikoje, ir kai kuriuose kitose šalyse, pavyzdžiui, Vokietijoje. Aš tiesiog greitai perdariau tuos grafikus mums pažįstamą milimolių litre skale. Ir toliau, Lavija, jeigu galit, aš tiesiog pažymiu čia tą mūsų vadinamą pavojingai tarpinį intervalą, vadinamą pilkąją zoną, kada cholesterolis esti tarp 5,2 ir 6,8, tada labai svarbu pasižiūrėti kitus lipidus, tarkim, trigliceridus, nes šiame intervale žmonės itin rizikuoja, net ir turėdami palyginti nedidelį padidėjimą. Bet paaiškėjo, kad kaip tik šitam intervale yra pati mažiausia mirties rizika. Man šiam straipsnį patiko ne tik tai, kad 12 metų sekė 12 milijonų žmonių, aš neįsivaizduoju, kaip galima atlikti tokį tyrimą, man būna koks nors 100 ligonių ir aš vargstu ten Excelėje juos rankiodamas po truputėlį. Dar šitokia statistika, gal 1/6 visų Pietų Korėjos gyventojų ir tokį ilgą laikotarpį ir labai geras kriterijus. Įvyko mirtis ar neįvyko mirtis. Ir nuo visų priežasčių. Nebandant ten skirstyti miokardo infarktas, insultas, vėžys ar dar kažkas. Tiesiog nuo visų priežasčių ir mane kažkaip šokiruoja tai, kad cholesterolis mažiau kaip 4 yra itin pavojingas dėl to, kad visų mirčių dažnis yra 2 kartus didesnis negu vidutinis Korėjos gyventojų mirčių dažnis, o tas jo grįžimas į vidutinį vyksta kaip tik tam intervale, kur mes visados laikydavome pavojingų. Na, šį U kreivę truputį labiau išreikšta vyrams, gal galima būtų kitą skaidruolę. Ir dar toliau, jeigu galima, aš tiesiog manau, kad daugelis iš jūsų gali patys pasiskaityti šį straipsnį, tiesiog siekiant paversti miligramus decilitre į milimolius, reikia padaryti apytiksliai iš 40. Ir mes matome, kadangi čia viršuje
kur išskirstyta pagal amžiaus grupės ir lytį, jau nebebuvo 12 milijonų statistikos, todėl išbarstymai, pasikliautiniai intervalai didesni, bet vis tiek priklausomybė lieka ta pati, U formos kreivė ir mažas cholesterolis. Tai jokių būdų nesako šis grafikas, kad didelis cholesterolis nepavojinga. Didelis cholesterolis irgi pavojinga, bet ko gero dar pavojingesnis yra mažas cholesterolis. Ir ši priklausomybė beveik visiškai išnyksta senukams, 75, 99, man rodos, jie iki 110 metų jie sekė savo žmonėms. Matome, kad man visada norisi, jeigu žmogus yra pagyvenęs virš 65 metų, sakytų, dar griežčiau žiūrėk savo cholesterolį. Iš tikrųjų, tai netiesa. Tokiems žmonėms jis visiškai nerodo nieko. Kita skaidruolė. Staigiai nušokau, čia buvo 22 metų publikacija, staigiai nušokau į senas publikacijas, arba bent kur ši publikacija nurodo kitas, vis tik suprasti, kodėl tas mažas cholesterolis toks pavojingas gyvybei. Ir 2011 metų, taigi jau 10 metų senumo publikacija yra, japonai pabandė suskirstyti pagal priežastį, paaiškėjo, kad jeigu cholesterolis yra mažas, tai tokie žmonės rizikuoja numirti dėl vėžio, dėl hemoraginio insulto ir dėl širdies nepakankamumo. Iš tikrųjų, priežastys labai panašios į tas, kurias lemia didokas cholesterolis, kitas skaidruolė. Ir dar senesniai publikacijai radau tai, kad autoriai nesuprato, kodėl taip yra, bet pažymi tokį faktą, kad ypač senesniems žmonėms mažinti cholesterolį mažiau 5 ar 4,5 gali būti nesaugu. Toliau, kitas skaidruolė. Labai iš tikrųjų sunku pasakyti žmonėms, keliaujant liftu arba turint 15 sekundžių, kas yra blogasis ir kas yra gerasis cholesterolis, bet kartais ir medikai ne iki galo įsigilinę yra į tokį niuansą, kad gerasis cholesterolis nėra neutralus. Nėra, jeigu taip paklausi žmogaus iš prastuomenės, jis tau tėškia ant stalo, va, interpretuok. Bet, sakau, gerasis cholesterolis, jo esmė yra tame, kad jis atlieka labai gerą darbą. Jis suvalgo, nukrapšto, galima sakyti, nuo kraujagyslės krašto tą prilipusią plokštelę, cholesterolį, ir nuneša jį į kepenis. Aišku, tai atlieka apolipoproteinų A pagalba, ir ten jį sunaudoja. Kepenys jį metabolizuoja, žodžiu, nėra taip, kad jeigu lipidogramą jums reikia interpretuoti, žmogui reikia paaiškinti, kad didokas kiekis ar net bet koks kiekis geriečio veikia jo naudai. Netgi, sakyti, jis galima sakyti, didžiąją dalimi gali niveliuoti ir bendro cholesterolio padidėjimą. Kitas skaidruolė. Manęs klausia, kad naudot ar nenaudot statinų, sakau, žiūrėkite tos statinus. Ir žinoma, kad visi žmonės kažkaip galvoja, kad MTL nesumažėjo, tai aš statinų nenaudosiu, nes čia žudo smegenys, žudo raumenų ten kažkokį tonusą. Ir prisimenu, kaip kažkaip kritikuodavo profesorių Kalibą, dėl to, kad jis čia stumia į priekį. Viskas tvarkoja su profesoriumi. Jis atvirai pripažino, kad jis atlieka darbą, kurį jo prašo firmos vaistų. Aš ir pats su žmona mes esam parašę nedidelę knygutę, kur dabar matau, kad tai buvo netiesa, bet mes labai agitavom nenaudoti
daug sočiųjų riebalų turinčių produktų, kas dabar paaiškėjo, nebėra tiesa, apie tai sugrįšim. Bet MTL cholesterolis, sako, parodyk tu man mokslinę publikaciją, kitą skaidruolę gal galima būtų daryti. Ir iš karto, turbūt, gal dar kitą skaidruolę, aš sakau kartais tokiems žmonėm, kurie prašo publikacijų, ar ką, jeigu jums taip neramu, kad jūsų cholesterolis blogas, pasidarykit apolipoproteinus. Ypač taupant pinigus galima pasidaryti ApoB. Aš neprisimenu tiksliai, bet man rodos, kad ApoB visada mažiau 2 ar 1,9 visada yra gerai. Nes esmė yra kur, kad yra 2 momentai. Visų pirma, patofiziologiškai apolipoproteinai atlieka tą tikrąjį darbą, kurį mes įsivaizduojame, kuris yra patogenetinis kraujagyslių užsikimšimų, kraujagyslių okliuzijos mechanizmas. Tai yra ApoB jį įspraudžia, deponuoja kraujagyslėse, o apolipoproteinas atvirkščiai neša atgal į kepenis ir ten metabolizuoja. Taupant užtektų nustatyti ApoB. Ir yra kitas, grinai, sakyčiau, toks cheminis, fizikinis, tai yra laboratoriniai įrenginiai, kurie naudoja šviesos turbidimetriją ir spalvinės reakcijas. Jie milijoną kartų tiksliau matuoja baltymą negu riebalą. Todėl netgi tiesioginis mažo tankio lipoproteininio cholesterolio matavimas yra mažiau tikslus negu apolipoproteinų B matavimas arba A matavimas, nes ten turbidimetrija įvyksta, kaip pasakyti, švariau. Kitą skaidruolę. Ir patvirtinimui to iš tikrųjų yra labai, labai įdomi publikacija, kuri teigia, kad naudokime apolipoproteiną B. Alio, negirdit manęs? girdžiu. Ar aš galiu toliau? Tiesiog naudokime apolipoproteiną B, nors jis ir brangokas tyrimas, manau, 10, 15, 20 eurų gali kainuoti, nežinau, kiek ten yra susitikti. Ir negerėti cholesterolį kaip puikų parametrą vertinant gydymą statinais, ypač vertinant gydymą statinais jau tiems asmenims, kurie vieną kartą turėjo ar infarktą, ar kažkokį kitą epizodą. Čia itin svarbu yra tai, kad galvočiau kad autoriai atkreipia dėmesį, kad o ką, jeigu mes gausim apolipoproteinų rezultatą smarkiai prieštaraujantį mažo tankio lipoproteinų rezultatai. Kuom reikėtų remtis? Kita skaidruolė. Ir iš tikrųjų šitoje publikacijoje yra labai gražiai parodyta. Gal dar kitą skaidruolę, aš ten padidinau tą jų paveiksliuką. Šiam paveiksliuke matosi, kad jeigu yra prieštaravimas tarp cholesterolio parametrų ir apolipo-B rodiklių, tai būtent ApoB reikia remtis reguliuojant arba paskiriant gydymą statinais. Nes aišku, čia labai gražiai išdėliota, kaip tie visi blogiečiai arba nedidelio tankio, kiek jie turi kiekvieną savyje trigliceridų ir kito, praktiškai visi kartu jie yra blogiečių suminis rezultatą. Todėl šis straipsnis palyginti neseniai pasirodęs, mano galva, yra labai svarbus ir naudotinas praktikoje, jeigu tai yra savas pacientas, kuris motyvuotas, jaunas, turi daug antsvorio, arba artimas mums, kuris tikrai nori kažką
pasiūlyti jam brangesnį tyrimą pagaliau, kad jis nusiramintų dėl savo cholesterolio. Kitą skaidruolę. Ir radau visai interneto svetainėje visi tie faktai nepriklausomai patvirtinti, nes dabar yra daug siūloma matuotis netgi dalelių dydžių, blogiečių ir panašiai. A po B labai lengvai atstoja viską ir labai gerai savyje suima visas negandas. Kitą skaidruolę. Tada klausia, parodyk mums statinų teigiamą efektą. Aš ir pats esu šiek tiek sutrikęs. Aš jiems rodau šitą straipsnį nukopijuotą iš Ascot studijos, kurią daugelis žmonių, skaitančių paskaitas apie statinus, irgi ją remiasi. Ir kai pasakai, kad čia yra tarp atorvastatino ir placebo 36% skirtumas, jis sėdi nustebę. Ypač jeigu koks fizikas ar matematikas, nematai, kad čia kažkoks mikroskopinis įsiūkinis skirtumas. Iš tikrųjų tenka paaiškinti, kad taip, kad iš tikrųjų, gal kitą skaidruolę būtų galima, iš tikrųjų mane irgi nežavi šis skirtumas, kuris buvo tarp placebo ir atorvastatino, bet jis iš tikrųjų nėra fiktyvus, jis apskaičiuojamas kaip. Nustačius, kad placebo grupėje 97% žmonių, tarkim, nepasireiškė miokardo infarktas, o gydytųjų atorvastatinų grupėje 98 kažkiek, tai matematika labai paprasta yra. Skirtumas tarp 3, kuriems pasireiškia placebo grupėje, ir 1,9, kuriems pasireiškia gydytojų grupėje, yra 1,1 ir vėlgi tą 1,1 padalinus iš 3. Ir gaunami tie 306%, kurie rodomi Lipitoro reklamose. Kitas skaidruolė. Manęs jis, aišku, nežavi, netikina ir neseniai pasirodė JAMA žurnale iš tikrųjų keleto gydytojų grupės JAV, Amerikoje irgi susirūpinimas, kad to santykinio ir absoliutaus skirtumo nepaisymas straipsniuose, kaip jie skaito, yra tokia lyg ir apgaulė, lyg ir netiesa. Jie surinko berods 100 straipsnių, iš tikrųjų gal liko apie mažiau, keliasdešimt straipsnių, kur buvo lyginamas statinų poveikis su placebo. Ir visus tos straipsnius sudėjo į vieną, vadinamą metaanalizę, ir rado, kad bendrą mirtingumą statinai absoliučiais vienetais sumažina 0,8%, miokardo infarkto mirtingumą 1,3%, o insultą 0,4%. Kitas skaidruolė. Ir nors visuose šiuose straipsniuose efektyvumas buvo deklaruojamas reliatyviu, santykiniu dydžiu, šie skaičiukai pateko net į populiarią literatūrą internete, labai energingai diskutuojami, netgi ne medikų ir bepagistų. Ir įdomu, kad viena iš bendraautorių, australų kardiologė, išstojo irgi su specialiu straipsniu Australijos kardiologijos kažkokiam populiariam žurnale ir pasakydama, kad jinai pati dalyvavo šituose, bet jos neįkvėpė tai, kad nedeklaruojamas absoliutus, o deklaruojamas santykinis reliatyvumas. Įdomi detalė, kada mes kalbame apie COVID vakcinas, tai tie 95-94% irgi analogiškai apskaičiuoti. O absoliutus vakcinų efektyvumas tesiekia apie 1%. Visų buvo mažiau, išskyrus AstraZenecos, kuri buvo truputį didesnis. Kitas. Ar manęs negirdit? Aha.
Ir noriu pasakyti, kad yra toks profesorius Diamondas iš New Yorko, kuris kaip tik irgi tos dalykus analizuoja, kad ir iki statino atsiradimo, kuomet buvo bandoma mažinti cholestiraminais, irgi buvo populiaru naudoti santykinį. Jisai atkreipė dėmesį į studijas, kurios parašytos žmonėms, kurie turi šeimyninę hipercholesterolemiją. Jeigu yra šeimyninė hipercholesterolemiją, tai net ir heterozigotinis įgimtas variantas, tai žmonės, visa šeima gali turėti, sakykime, nuo kokių 8 iki 15 milimolių litre cholesterolio, bet yra labai didelė kontroversija, yra straipsniai skaito, kad tokie žmonės daug dažniau ir ankstyvam amžiui numiršta nuo infarkto, kiti sako, kad ne. Ir štai profesorius Diamondas atkreipė, kad tos publikacijos, kurios pateikia, kad anksti numiršta, vis dėlto jose, sakykime, jeigu jose būdavo stebima kartu ne tik cholesterolio, bet ir krešėjimo faktoriai, tai jis pastebėjo, kad fibrinogeno ir 8 krešėjimo faktoriaus koncentracijos tiems asmenims, kurie numirė anksčiau, irgi būdavo padidinta. Kitas skaidruolė. Čia aš irgi tiesiog nusiplagijavau iš jo paskaitos, kitas skaidruolė, kurie jisai rodo, kad tie asmenys, kurie naudoja arba fibrinogeno koncentraciją turėjo padidinti, arba 8 faktoriaus padidinta. O visa kita nelabai skiriasi tarp tų, kurie, nors ir jie buvo hipercholesterolemijos šeiminė liga sergantieji, vis tik tarp mėlyno ir raudono stulpelių nėra tokių milžiniškų skirtumų. Kitas skaidrulė. Ką jisai ir dar profesorius Liūstigas pateikė ir faktą, kad didelė nelaimė jie laiko tai, kad ant maisto etikečių yra pateikiamas sočiųjų, polinesočiųjų ir nesočiųjų riebalų skaičius ir žmonės tarsi nukreipiamas jų dėmesys į tai, kad negalima valgyti sočiųjų riebalų, o nukreipiamas jų dėmesys nuo angliavandenių. Ir kaip pavyzdį jie pateikia, kad maždaug tuo metu, kai Amerikoje atsirado vadinamoji maisto piramidė, žmonės staiga sumažėjo jų sviesto sunaudojimas bendrosios prekybos tinkluose ir staiga pradėjo kilti kardiovaskulinių ligų dažnis. Kitas skaidruolė. Aš labai gerai prisimenu nuotykį su manimi pačiu. Aš gulėjau COVID reanimacijoje, mano mylimoje Santaros klinikoje. Ir gydytojai sakė, mes negalim su tavim šnekėti apie krešėjimą. Aš klausinėjau, sakė, mes gydom tik tai COVID, krešėjimą negydom, bet jie atbėgė vieną dieną, sako, ar tu simvastatiną gersi mūsų ligoninės, ar tu jį atsiveži iš namų. Dievuliau brangus, ko čia dabar. Ir staiga suvokiau, kas atsitiko. Jau į mane kokias 2 savaitės arklio dozės lašinamos deksametazonas, tai tuomet mano cholesterolis tiek bendras, tiek ypač MTL turi būti kosmoso ribose. Jei tai nekreipia dėmesį, jie bandys iš vienos pusės lašinti steroidus, iš kitos pusės mažinti su statinais. Žinoma, aš sutikau, kad jie duotų man ligoninės preparatą ir jį labai atsakingai ir lojaliai gėriau. Bet dabar grįžęs ir pasiskaitęs radau, kad yra atveju, kai labai mažom dozėm naudojami steroidai, pavyzdžiui, buvo kortikosteroidai naudojami labai po 0,25, savaitę gėrė, 2 savaitės ne, paskui vėl. Ir jie ir taip ženkliai pakeldavo mažo tankio blogiečio cholesterolį. Kita vertus buvo ir tokie, kurie naudoja inhaliacinius, ar tai astmai miltelius, ar tai lėtiniai obstrukciniai plaučių lygiai gydyti.
ir tos koncentracijos pakankamai užtenka, kad perskaičiau straipsnį apie mazginę eritemą, kur labai, ten, man atrodo, ar ne iki 15-20 moteriai pašoko. Praktiškai autoimuninis odos susirgymas, visada reikia pagalvoti apie autoimuninius susirgymus. Žinau, kad openikolitų sergantieji labai dažnai patys stveria steroidus, nes labai sunku kupiruoti simptomus. Na, įdomu, kad net prie kontraceptinių tablečių yra diskusijos internete, kad va, jūs pradėsit gerti, bet turėkite omeny, kad jums padidės cholesterolį. Būkite atsargi ir taip toliau. Na, netgi tokie dalykai labai galbūt jaunus vaikinus liečiantis, jie, sakykime, jie mėgsta džimuose auginti savo raumenis ir kartais geria visokius priedus, kurie indukuoja testosteroną, arba netgi juose yra testosterono. Tai irgi labai stiprus induktorius. Visi tie hormonai, kurie turi steroidinę struktūrą, netgi tamoksifenas, kuris naudojamas krūties vėžiui, arba vyrai naudoja jį, kurie užsiima kultūrizmu, nes nori sumažinti krūtų ginekomastijos riebalinio sluoksnio kiekį. Visada, jeigu žmogus turi aukštą cholesterolį, galbūt verta pagalvoti, ar nėra kažkokio tai steroido patenkančio į organizmą kitais būdais, kitas skaidruoja. Na, tiesiog esu linkęs, labai patinka man toks Robertas Liustigas, kuris čia to straipsnio bendraautorium yra. Ir jis skaito, kad didžiausia Amerikos vagystė įvyko tuomet, kai ant maisto etikečių buvo pradėta rašyti sotus, nesotus riebalai, riebiosios rūgštys, nesočios ir visokios. Pats vienintelis dalykas, kuris padarė Ameriką labiausiai nutukusią tautą pasaulyje, tai būtent angliavandeniai. Ir būtent angliavandeniai sukelia organizme insulino rezistentiškumą ir nutukimą. Be to jie sukelia kepenų statozę, kuri pati savaime paskui užsuka dar didesnį insulino rezistentiškumą. Todėl Liustigas skaito, kad tais atvejais, kai mes turime ar lipidemiją, ar nutukusiam žmogui podagrą, hiperurikemiją, mes visų pirmiausia turėtume pagalvoti, ar tai nėra metabolinio sindromo dalis, kuri apsprendžiama pernelyg didelio insulino rezistentiškumo, o insulino rezistentiškumo sprendžia pernelyg didelis angliavandenių kiekis ir pernelyg mažas užsiiminėjimas sportu. Nes paprastas sportas yra tikrai nebloga priemonė padidinti insulino jautrumą. Kita skaidruolė. Norėčiau, kad prisijungusieji galėtų pabalsuoti, nes nuo to, kaip jūs balsuotumėte, aš galėčiau toliau. Sakykime, yra tokia situacija, kad mes turim 5 metus žmogus sergantį pirmų diabeto tipų. Na, pavyzdžiui, vaiką arba, sakykime, žmogų, kuriam operacijos dėl kasos vėžio metu pašalinta kasa. Ir paprastai galim pasimatuoti likutinį insuliną arba C-peptidą, tai yra visiškai identiški tyrimai, tik C-peptidas geras tuo, kad jį gali matuotis ir tie žmonės, kur leidžiasi savo insuliną, endogeninio insulino koncentracija, netiesiogiai, nes jis kyla insulinis, iš proinsulino susidaro C-peptidas ir insulinas. Ar atsakant į šį klausimą, kokia yra likutinio insulino koncentracija tokiam žmogui, atsakymui tokie, kad jis artimas nuliui, kad jis nežymiai sumažėjęs, kad nežymiai padidėjęs norma ir padidėjęs. Laukiu balsavimo rezultatų. Šiaip teisingas atsakymas yra tas, kad jis iš tikrųjų yra artimas nuliui.
Ir kai nėra kasos, kai nėra beta salelių, nes pirmo tipo diabetų yra autoimuninių būdų suardomos jos. Būtent insulinas ir C peptidas būna artimi nuliui. Ir tai yra vienas iš testų padedančių diagnozus atskirti pirmąjį tipo nuo kitų arba, sakykime, kokį nors steroidinį diabetą ir taip toliau. Kitas skaidruolė, jeigu būtų galima. Dar kartą norėčiau balsavimo. Visiškai identiška situacija, tik tai diabetas ne pirmo tipo, o antro tipo, sakykime, žmogus yra nutukęs. Ar atsakymai tie patys? Artimas nuliui insulinas, nežymiai sumažėjęs, nežymiai padidėjęs, norma padidėjęs. Laukčiau balsavimo rezultatų. Atsakymas čia teisingas būtų, kad arba norma, arba padidėjęs iš tikrųjų. Labai keista situacija, kai pagalvoju, žmogus leidžiasi insuliną, prisilaiko dietos, o jo nuosavas insulinas arba C peptidas būna kartais gana ženkliai padidėjęs. Kas čia per nesąmonę? Kitas skaidruolė. Man, kai aš pirmą kartą apie tai sužinojau, sužinojau tą faktą iš dviejų pusių. Visų pirma, tai sėdėdamas lietuvių Novo Nordisko pardavėjų susirinkime ir jie labai nuogąstavo, kad jie mažai žmonių perka jų ilgo veikimo insuliną, kurie serga antrų tipų, nes antras tipas, jeigu pirmo tipo diabetas, kurie neturi visiškai kasos, sakykime, kasa pašalinta chirurgiškai, jie leidžiasi, sakykime, 15, 20, 40 vienetų insulinų į parą. Tuo tarpu žmonės, kurie maudosi savo nuosavam insulinę, jie leidžiasi dar 600 ir negali sustabdyti gliukozės kilimo. Tai ir yra tipiška situacija, kuri apsprendžia insulino rezistentiškumą. Iš tikrųjų, jį dažniausiai apsprendžia tai, kad mes turim nutukimą. Ypač jeigu tai yra pilvinio tipo arba obuolio tipo nutukimas, kuris dažniau pasitaiko vyrams, todėl vyrai ir rizikuoja daug labiau tiek insultų, tiek infarkto, tiek diabetų. Nes matyt, gamta saugo moterį, kad pilve pasilieka vietos, galbūt užsimegs nauja gyvybė ir todėl visą nutukimą nukelia į sėdmenis, į šlaunis ir taip toliau. Ir kitas dalykas, kuris mane labai nustebino, tai turiu draugą, kuris Norvegijoje dirba bariatriniu chirurgu. Jis grubiai tariant žmonėms išmeta skrandį, kad jiems baistųsi nutukimas. Aš buvau daug kartų girdėjęs tą faktą iki to, kol pakalbėjau su juo, bet pokalbis su juo mane iš tikrųjų galutinai kažkaip įtikino, kadangi jis papasakojo tą gerai žinomą faktą, kad, sakykime, 5 dienos ar savaitę po operacijos, kai skrandis labai sumažinamas, žmogus dar tebėra nutukęs 150-200 kg, o diabetas dingsta ir insulino rezistentiškumas dingsta. Iš tikrųjų taip yra dėl to, kad skrandis ir organizmas taip patenkintas, kad žmogus nepersivalgo. Jis išskiria GLP, glucagon-like peptide, kuris dabar yra žinomas ir vaisto pavidalo, tai yra Ozempikas, kad jisai momentaliai sureguliuoja tos dalykus. Ir man atrodo, mes tą dalyką turim turėti omeny kiekvieną kartą, kai turim akivaizdžią dislipidemiją. Kitas skaidruolė. Tačiau tokį gana sudėtingą parametrą kaip insulino rezistentiškumą, kur pagrindinis jo matuoklis yra vadinamasis HOMA rodiklis, tai yra sandauga insulino ir gliukozės ant tuščio, gali būti pamatuotas ir iš paprastos lipidogramos. Reikia tiesiog trigliceridus padalinti iš geriečių.
kuo mažiau trigliceridų ir kuo daugiau geriečių, tuo tas rezistentiškumas yra geresnis. Nes formaliai laikoma, kad norma mažiau kaip 2,7 ir vyrams ir 1,65 moterims rodo gerą insulino rezistentiškumą. Kita skaidruolė. Čia tiesiog Jūratės duotą ligonę pasiėmiau ir paskaičiavau. Pas ją viskas puiku, jos amžiai ir jos lyčiai. Todėl noriu pasakyti, kad kiekvieną kartą, kai mes rankose laikom lipidogramą ir turim pacientui pasakyti, mes galim labai greitai patys pasiskaičiuoti ir informuoti jį, ar tai, jog jo angliavandenių skaičius jo maiste nėra nuolatos padidinamas ir piknaudžiavimas. Turiu prisipažinti, kad aš pats esu narkomanas, esu angliavandenių narkomanas. Nes kai žmona iškepa obuolių pyragą arba uogienę, mano šaldytuvo durys neužsidaro. Aš visą laiką noriu tų dalykų. Aš žinau, kad reikia laikytis. Kita skaidruolė. Iš tikrųjų, trigliceridai yra puikus rodiklis, nepaprastai daug daugiau pasakantis negu cholesterolis ar mažo tankio cholesterolis. Tik žmonės jų ir niekada manęs nieko neklausia. Nežinau, ar kolegų prisijungusių kas nors kada nors klausia. Kita skaidruolė. Ir kita auksinė taisyklė yra tai, kad visi galvoja, kad kraujo riebalai bus tada, jeigu aš prisivalgysiu riebalų, kokios nors riebios mėsos, kiaušiniai, kokie nors ten kokoso aliejų. Bet taisyklė labai, labai skaudi ir paprasta, kad riebalų kraujyje daugėja tada, trigliceridų kraujyje daugėja tada, kai mes valgome angliavandenius. Kita skaidruolė. Aš tiesiog prisimenu mano paties ekskursiją, paprašiau savo pusseserės dirbančią Santaros kraujo centre nuvesti ten, kur donorai duoda kraują. Ir staiga pamačiau, kad vyksta diskusija su 2 jaunais studentais. Šaunuoliai studentai nutarė duoti kraujo eritrocitų masės, bet tokiems, kurie duoda eritrocitų masę, jų plazma atskiriama ir jiems supilama atgal. Paaiškėjo, kad jie kategoriškai atsisako, kad jiems būtų leidžiama jų plazma, kadangi plazma buvo kaip pienas. Ji buvo akivaizdžiai lipemiška su trigliceridais. Ir kai jų paklausė, taigi mes jums sakėm ateiti nevalgiu, sakė, mes nevalgėm nieko iš ryto, bet žinot, vakare mes abu kartu atsidarėm šaldytuvą, radom ten tik tai Marijampolės kondensuoto pieno su cukrum ir abudu po vieną konservą suvalgėm. Ir tada aš labai gerai prisiminiau, kad būtent toks maistas ir sukelia lipemiją. Ir kai mes prašom žmogaus ir tyriam lipidogramą ir trigliceridus, iš ryto nevalgyti, neprisimenam, kad jeigu jis išgers arbatą, bet įdėsi tą arbatą pusę šaukštelio cukraus, trigliceridai šoktels kaip reikalas. Todėl, kad ne riebalai sukelia lipidemiją, o angliavandeniai sukelia lipidemiją. Kita skaidruolė. Be galo įdomus yra kitas dalykas, kad trigliceridus verta nustatinėti ne tik prieš valgį, bet ir po valgio. Čia tokia įdomi Norvegų studija, kur Trondheime, Tromsėje ir Uppsaloje su švedais buvo bandoma nustatyti, kokia bus norma žmonių, jeigu jie pavalgės. Ir kita skaidruolė. Ir čia jie remiasi to, kad yra ir daugiau publikacijų, ypač įdomi publikacija, kur Europos aterosklerozės draugija ir
Europos kardiologų draugija pateikia, kad trigliceridai po valgio yra be galo svarbus tyrimas. Kita skaidruolė. Nes čia ta norvegų ir švedų bendra studija, matosi, kad jie tiesiog paklausdavo žmogaus, tai yra self-reported, kada jie pavalgė, ir po to matuodavo įvairių periodų ir matosi, kaip trigliceridai palaipsniui nurimsta. Ir tai yra iš tikrųjų be galo, ta grįžimo į normą kreivė yra be galo svarbus dislipidemijos rodiklis. O trigliceridus, kaip jau minėjau, mažinti galima mažinant angliavandenių ir didinant labai paprastų sportavimo valandų skaičių. Visiškai nebūtina, kad jis būtų intensyvus, gali būti paprastas vaikščiojimas, išėjimas, pasėdėjimas ant suoliuko kur nors lauke. Jautrumą insulinui nedidina pats sporto intensyvumą. Kita skaidruolė. Na ir prisimenu, kad yra daug prietaisiukų ir gydytojo praktiko prietaisas reflotronas, kurie gali sausos chemijos pagalba nustatyti trigliceridus. Ir kai Manheimo mieste Vokietija šnekėjausi, sakė, jis sako, labai mėgstamas ne tik antro tipo diabetikų, bet ir gydytojų, kadangi kada yra sausa chemija, tai tas valgio efektas yra ypatingai gerai detektuojamas. Nes sausa chemija nepadaro plazmos lipeminę, prasme, jinai nesimato. Ir Manheime Vokietija sako, pas mus vakare yra pagyvenusių moterų būrelis, kurį mes vadinam trigliceridų būreliu. Jos vakare šoka šokius, lietus tarpusavį, gurkšnoja vyną ir siekia susireguliuoti trigliceridus. Ir ši praktika labai pasiteisinus yra. Kitas skaidruolė. Aišku, bet koks trigliceridų šoktelėjimas turi sutelkti gydytojo dėmesį ties to, ar nepiknaudžiaujama angliavandeniais. Bet aišku, yra kitas fantastiškas testas. Visi žinom glikuoto hemoglobino HbA1 testą, kuris nustatomas diabetu sergantiems. Ir visada būna parašyta norma 7 ir yra daug visuomeninių judėjimai, kad diabetui sergančiam reikia sumažinti mažiau 7. Taip ir dėl to, kad jeigu glikuotas yra mažiau 7, tai nesivysto poliangiopatijos. Tai neužauga kraujagyslės tinklainiai, neišsivysto aklų, nepriauga kraujagyslių inkstuose, nesivysto inkstų nepakankamai. Nepriauga kraujagyslių galūnėse, nevyksta okliuzija arterijų ir nereikia amputuoti kojų. Tas skaičiukas 7 tapęs kaip alfa ir omega diabetikui, bet noriu pabrėžti, kad insulino jautrumas ir netgi apskritai mūsų biologinis amžius kažkuria prasme gali būti pasitikrinamas kiekvienam iš mūsų. Jo labiau ligonį su dislipidemija nustatant glikuotą hemoglobiną. Tik reikia nepamiršti vieno fakto, kad jeigu mes nustatom nesergančiam diabetu, tai šio individo glikuotas turėtų būti apie 5 arba dar mažiau. Tai esu ne kartą įsitikinęs, nes nustatinėdavau vaikams sergančiam 1 tipu ir jų tėveliams. Tai vaikučių yra apie 7, o tėveliams yra 4,5 arba 5. Ir svarbu yra dar kas, kad jeigu žmogus turi sutrikusį jautrumą, metabolinį sindromą, argi ne prediabetą, visai nebūtina daryti gliukozės tolerancijos testą. 6,2, 6,5 glikuotas jau beveik sako, kad tai yra antras tipas jau. Ir todėl labai čia skaičiukas, kurio už kablelio reikšmė yra be galo svarbi. Kitas skaidruolė.
ir pasižiūrėjau, kaip ar literatūroje nėra ištirtų mirties priežasčių nuo glikoto, kadangi glikotas HB1C yra netiesioginis rodiklis. Ar žmonės nutukę, ar žmonės neprisivalgo angliavandenių per daug. Ir iš tikrųjų tokių publikacijų yra, sakykime, labai akivaizdu, kad didėjant glikotam, sakykime, čia B, kur mirtis nuo visų priežasčių labai staigiai auga. Taip ypatingai mirtis nuo kardiovaskulinių ligų ir nuo vėžio. Vėžys, aišku, kaip žinia, nutukimas yra 100 kartų didesnis kancerogenas negu rūkymas ar alkoholis. Ir tai yra ne kartą įrodyta, bet kažkaip mažai kalbama apie tai. Baisios etiketės yra tik ant cigarečių pakelio, bet jų nėra kažkodėl ant pakelio turinčių daug angliavandenių. Kitas skaidrolė. O kalbant apie glikotą hemoglobiną, aš iš tikrųjų nusipalgėjau iš Zaleskio knygas, kaip gliukozė gali būti sakama, kad gliukozė įlenda ne tik į albuminą, ne tik į hemoglobiną, hemoglobiną 3 mėnesiam įlenda, bet įlenda ir į odą, į paodį, į plaukus, į nagus. Ir įdomu tai, kad buvo pastebėta, kad yra toks rodiklis, yra glikoti endoproduktai, kurie praktiškai ir yra niekas kita kaip glikoto hemoglobino rodiklis, kurį galima nustatyti iš biopsijos paodžio. Ir jie be galo gerai, geriau negu lipidai ar glikotas, gal net hemoglobinas ar gliceridai koreliuoja su kardiovaskulinių ligų rizika. Čia yra olandų mokslininkai, jie sukūrė nuostabų prietaisą, kuris tiesiog prie odos pridėjęs parodo, koks yra glikotų endoproduktų kiekis organizme. Jie tyrinėjo kremzlinį audinį autopsinės medžiagos, mirusių, sakykime, čia metai visur 0,04 metų, tai kažkur 2 savaitės, 0,17 metų, kažkur 4 mėnesiai, čia 17 metų, 19, pastebim, kad jau 37 metų jau žmogus yra senas. Jau jo organizmas prikaupė kažkokių glikotų cukrų ir kuo toliau, tuo labiau jų skaičius didėja vizualiai netgi, kitą skaidruolę. Ir yra toksai sukurtas prietaisas, čia tikrai aš nieko nereklamuoju, bet mačiau, kad Interliuxas jį parduoda. Jį tiesiog uždėjus dilbę ant to prietaiso per keletą sekundžių galima rasti, galima sakyti, biologinį žmogaus amžių, tas AGE, čia yra specialiai kaip rinkodaros pavadinimas, bet jis atspindi ne ką kitą kaip Advanced Glycated Endoproducts rodiklį. Ir tai, ką anksčiau reikėdavo imti iš paodžio biopsijos, dabar jie padarė tokiu neinvaziniu būdu, kitą skaidruolę. O tai vyksta paprasčiausiai dėl to, kad ultravioletinės šviesos absorbcija yra atspindima ir labai gerai matosi. Jeigu kada nors mūsų lietuvių gydytojai, Rezos tinkle, įsigys tokį prietaisą, aš nemanau, kad kai buvo pagamintas pirmas Olandijoje, Utrechto mieste, aš klausiau, sakė, jis kainuos 17 000 eurų. Aš labai abejoju, ar jis kelis šimtus kainuoja, aš nežinau, kiek dabar kainuoja, bet manau, kad gydytojai nustatančiam kraujospūdį, išrašančiam elektrokardiogramą, kokį troponiną, dadimerus, galima uždėti ranką, galima būtų visai neblogas testas. Tik tai svarbu nepamiršti, kad jeigu žmogus yra juodaodis, ten kažkaip truputį kitokia yra skalė. Kita skaidruolė. tą rezistentiškumą insulinui aš sau nusistačiau visai neseniai, gal vakar, pirkdamas diržą Zara parduotuvėje.
Nes yra laikoma, kad jeigu, sakykime, mažiau vyrams, ypač vyrams turėtų būti, juosmuo yra mažiau kaip 100, arba jeigu coliais matuojamas 40. Ir aš žinau, kad visada, sakykime, matuojant su centimetru, visada norisi, kad kuo būčiau plonesnis. Tai labai geras kriterijus yra, kai įeini į kabiną ir ketini nusipirkti kažkokį drabužį, tada tu tikrai pasirenki tokį, kuris nebūtų tau per mažas. Ne vienas geriausių rezistentiškumo insulino rodiklių pasirodo yra juosmens apimties ir ūgio santykis. Jis neturėtų viršyti maždaug pusės. Kitas skaidruolė. Na, galbūt iš tų riebalų, kurie pavojingi yra maisto produktuose, atskiro dėmesio turėtų užsitarnauti ne sotieji, ne sočiosios riebalinės rūgštys, bet transriebalai. Ir aš bandžiau paieškoti etikečių, kur galima būtų nusifotografuoti. Aš yra gerai žinoma, kad visuose čipsuose yra margarinė, ir margarinas iš vis yra vien transriebalai. Ir angliškas tas žodis yra shorting. Ir kai aš bandžiau suieškoti, koks tai lietuviškas atitikmuo, pasirodo visokios aptepėlės ir ypač, sakykime, traškyta šla. Man labai gaila, man taip skanu. Aš esu narkomanas angliavandenių. Na ir žinoma, tuomet, kai daug kartų tuose pačiuose riebaluose daug kartų kas nors kepama. Na, tarkim, McDonald's bulvytės, jos visos turi daug tų pavojingų transriebalų, bet ką įskaičiau labai įdomų faktą, kad pasirodo transriebalai jau iš karto yra trigliceridai ir jie yra vieninteliai trigliceridai, kurie kiaurai pereina per žarnyną. Kitaip sakant, transriebalai yra labai pavojingi, bet yra tokio pat pavojingumo kaip ir angliavandeniai. Ką bando labai gražiai profesorius Liūstigas, jis man labai patinka dėl to, kad jis yra vaikų endokrinologas ir jis daugelį savo paskaitų pradeda tuo, kad sako, žinot, aš antrų tipų sergantį diabetu vaiką iki 5 metų, matydavau 1 į 2 metus. O dabar, sako, matau 1 kas 2 savaitės. Ir lygiai panašiai galima sužinoti, kad ir Lietuvoje tas pats. Pasižiūrėkit, kiek yra nutukusių vaikų. Kalbantis su daktarė Verkauskienė, aš, pavyzdžiui, neįsivaizduoju, kaip jie gydo tą antrų tipų diabeto sergančius vaikus. Jie paprasčiausiai nutunka, besimėgaudami čipsais, bulvytėmis, o tai yra stiprus narkotikas. Kitas skaidruolė. Čia tiesiog su draugu šiek tiek ginčiausi, jisai man sakė, kad ne, angliavandenius valgyt sveika. Sako, pažiūrėk, koks aš plonas ir vas tiek valgau, sakau, tu rūkai ir daug sportuoji. Na tai, jeigu pasižiūrėti į visų mirčių priežastį nuo kūno masės indekso, ką jisai irgi neigia, tai irgi yra ta pati baisi U pavidalo kreivė. Kitas skaidruolė. Ir čia įdomus straipsnis, kurį irgi galėsit peržiūrėti. Visi straipsniai, beje, kurie čia yra pateikti, visi jie nemokamai pilni yra. Aš tiesiog raudonom rodikliam pažymėjau, nes jie ne tai, kad bandėm visas mirties priežastis, bet pažiūrėti, kur nutukimas, kur kūno masės indeksas, kokias ligas labiausiai inicijuoja. Tai žinoma, nekeista, kad tai ypač daug kepenų, kasos, inkstų, gimdos vėžių, kepenų cirozės, kardiovaskulinių ligų. Įdomu, net mirtis nuo autotransporto įvykių. Aišku, čia galbūt galima būtų suprasti tai, kad sunkus žmogus automobilyje labai stipriai trenkėsi į stiklą ar priekinę sėdynę ar kito žmogaus galvą. Tačiau savižudybių ir žmogžudysčių įdomus dalykas mažiau. Na tai aš aišku nekomentuočiau giliau, bet
tai, kas yra virš 30 kg į kvadratinį metrą, iš tikrųjų dažnai vadinamas moribundiniu nutukimu, kuris labai greitai reiškia sunkią ligą. Kitas skaidrolė. Čia norėčiau paklausti ir kad žmonės balsuotų. Įsigilinau, skaičiau, kuris faktorius turi daugiau įtakos norint numesti antsvorį. Intensyvus sportas ar dieta? Atsakymai abu maždaug vienodai, o kiti du yra arba viena arba kita. Laukčiau rezultatų. Jo, iš tikrųjų, tai tiesa. Iš tikrųjų dieta ir apie tai galima daug ir ilgai šnekėti. Ar žinote, kiek laiko žmogus yra kur ilgiausiai badavęs? Jis badavo 380 dienų ir nuo 205 kg numetė iki 70 ir po to jo svoris laikėsi. Jis Škotijoje nuėjo ligoninę, sakydamas, aš noriu numesti svorį, jam pasiūlė savaitę nevalgyti, bet jam taip patiko, kad jis grįžo ir vėl paprašė. Jis vartojo mineralus, vitaminus, net geidavo į tualetą, pasirodo per visą tą laikotarpį buvo ar 4 kartus. Ir jautėsi be galo gerai, puikiai prisimenu Sauliaus Grigonio paskaitas ir pratybas dar tuometinėje Antakalnio gatvėje, kai jis rodė badavimo kliniką, kur žmonės badaudavo apie 2 mėnesius. Labai man didelis autoritetas yra daktaras Grigonis. Ir jis sakydavo, kad pirmas 4 dienas labai sunku, o po to žmogus nebegali net pradėti valgyti, jam sunku, jam taip patinka. Jeigu žmogus kartais slapukauja, tai testas labai paprastas. Šlapime nebesiskiria ketonai. Nes ketonų buvimas šlapime tai yra riebalų tirpimas. Aš pats esu ne tik teoretikas, bet pats esu 37 kg numetę savo laiku. Ir puikiai žinau, kad valgio sumažinimas tikrai nėra pavojingas sveikatai. Kitas skaidrolė. Nes tą dar liudytų ir kitas faktorius. Profesorius Liustigas labai piktinasi, kad daugelis maisto gamintojų stumia tokią mintį, kad tos kalorijos, kurios jūs suvalgyt, jūs turite ir išsportuoti ir tada jūsų svoris nedidės. Iš tikrųjų tai nedidės. Labai svarbu ne kalorijos, bet būtent angliavandenių kiekis. Aš čia pabandžiau internete pasiieškoti ir radau, kad norint sudeginti vieną obuolį, reikia 13 minučių bėgti. Norint sudeginti vieną sausų pusryčių su traškučiais ir pienu 16 minučių. O reikia kiaulienos jau bus pagal kalorijos 215 pritūpimų. O salotos su 4 šaukštais padažu 3 valandos aerobikos. Atrodytų salotos ir kiaulienos jos neturi to. Esmė yra kur, kad kai mes valgome liktai ne angliavandenius, sakykime, dešreles, mes užsipilam padažo, kuriame apstu cukraus. Aš kažkada juokaudavau, kad pereikit per Vilniaus Gedimino prospektą ir jeigu rasit nors vieną reklamą maisto, kur bus ne angliavandenė reklama, aš jums 100 eurų sumokėsiu. O neseniai radau, kad tikrai mėsos produktai, bet aišku, jie būtinai su kečupu. Ir todėl tos 3 valandos aerobikos, tai jos susiveda ne į žolytę, ne į salotas, bet būtent į tai, kas yra padaže. Kitas skaidrolė. Ir stebuklas yra tas, kad angliavandeniai, ką sukelia, jie sukelia vadinamą nealkoholinį hepatitą, arba angliškai vadinasi non-alcoholic fatty liver disease. Dar iki kažkokių 15 metų, 2000 buvo pagrindinė priežastis cirozės Amerikoje buvo alkoholis. Dabar vienareikšmiškai pradėjo dominuoti nutukimas, angliavandenio persivalgymas. Ir aš visada
Bet tam savo draugui, kuris neigia angliavandenių blogą įtaką, aš kaip pavyzdį sakau, kad mano paties 37 kg numetimas buvo toks, kad draugas Vaidas, pažiūrėjęs ultragarsų kepenį, sakė, pirmą kartą gyvenime matau, kad stetozė dingo. Aš labai apsidžiaugiau tuo. Ir stetozė yra kepenų tikrai. Tai yra dislipidemija, save užsukantis uždaras ydingas ratas. Kitas dalykas yra tai, kad kai kurios valstybės, pavyzdžiui, fašistinė Vokietija, Norvegija, Švedija, vedė labai tikslę statistiką, kiek naujų diabeto atvejų yra registruojama net ir sunkiais karo metais. Ir staiga pastebėjo, kad suaugusiųjų diabetas beveik išnyko. Vieni žmonės pasveiko, kiti nebeserga. O vaikų diabetas, štai šitam grafike iš Oslo miesto, matosi vaikų yra mažytis raudonas stulpelis, vaikų diabetas liko toks pat. Kodėl? Ir tik tada, tik pokario metais pradėta galvoti, kad ne visi diabetai yra vienodi. Kad vaikų diabetas, tai yra pirmo tipo autoimuninis diabetas, yra sunaikinama kasa, o suaugusiųjų diabetas daug dažniau yra antro tipo, kada žmonės padidina adipocitų diametrą ir insulinas nesugeba suveikti. Jis nesugeba suleisti gliukozės į ląsteles. Ir tai yra dar vienas įrodymas, kad išreguliuotis, sugadinti savo insulino jautrumą mes galime tuomet, kai persivalgome. Pasibaigė karas, pasibaigė maisto trūkumas ir vėl atsirado diabetas. Nieko nuostabaus. Kitas skaidruolis. Tiesiog norėčiau viso to, ko pasakiau, santrauką, tai kad labai agresyvus mažinimas cholesterolio gali būti nebūtinai naudingas, kad gydant statinais būtų geriau sekti pagal ApoB, ApoB-ApoA santykį, kad tiek, kiek yra negeriečio, ar pats pirmas ir pats greičiausias įsitikinimas, kokia yra dislipidemija, galima net nežiūrėti į MTL, nes MTL formulė yra dar viena papildomas dėmuo, trigliceridai padalinti iš 2. O tai, kad trigliceridai yra tikrai užmirštas, mažai diskutuojamas ir mažai patarinėjamas žmonėms rodiklio, paprasčiausiai žmonės jo neklausia. Bet yra įspūdingas rodiklis, kuris gali ir geriau, ir anksčiau, ir tiesmukiškiau parodyti, koks yra mūsų nelemtas atsparumas insulinui, arba kiek mes per daug prisivalgom angliavandenių. Ir verta su pacientais tuos dalykus aptarti. Manyčiau, kad ir santykiai, tiek pat ir tiesioginį, HOMA rodiklis tai yra, kada gliukozė padauginama ant tuščio. Gliukozė nustatyta ant tuščio, padauginama iš insulino nustatyto ant tuščio. Ir ten, aš neprisimenu normos, bet yra labai skirtingos normos ar milimoliais, ar miligramais decilitrai. Na ir tam žmogui, kuris motyvuotas, kuris rūpinasi savo sveikatą, net jeigu jis ir neserga diabetu, jeigu jis neturi antsvorio, tikrai pravartu nusistatyti glikolizuotą hemoglobiną, kuris turėtų būti apie 4,5. Kiti autoriai sako, sveikam žmogui turėtų būti mažiau 5. Jokių būdų ne 7, kaip dažnai būna įrašyta normoje. Toliau likusią paskaitos dalį visiškai nebūtina klausyti.